prie kavos puodelio. Nice. Sveiki, bičiuliai. Studijoje per mikrofoną Liudas Ramanauskas. Rubrikoje svečiai, kurie atskubėjo radio stoties FM99 studijoje tiesiai iš lietingos Dzūkijos sostinės. Nijolė Vitienė, Alytaus Europe Direct informacinio centro vadovė, šiandien mūsų studijoje. Labadiena. Diena. Malonu Jūs matyti. Štai būtent į Jūsų centrą atkeliavo ir svečiai iš Prancūzijos, Melanie ir Tristanas, svečiai iš Bresto ir Nanto. Gerbiama Nijolė, aš norėčiau paprašyti, Jūs būsite tas tarpininkas. Juolab, jog svečiai ypatingi, jie nesinaudoja viešbučiais, jie ko gero keliauja po visą Europą, o dar įdomiau tai, jog jie renka garsus. Ką įdomaus jie suras Lietuvoje ir Alytuje, nežinau, bet Nijolė, pirmasis klausimas labai paprastas. Kodėl jie medžioja garsus? Kodėl jie yra garsų medžiotojai? Į šitą klausimą aš galėčiau atsakyti taip, kad šitie žmonės yra, meno žmonės. Jeigu vieni iš akmens kažką kala, kiti daro iš gintaro, kiti gamina iš metalų įvairių, tai šitie žmonės renka garsus ir būtent taip jie nori tą Europą atspindėti įvairiais garsais. Jie atvyko pas mus iš Kauno, prieš tai mes girdėjome ir matėme kartu, gal nematėme, bet įrašymą Tartu mieste Estijoje. Kadangi Europe Direct centras informaciją teikia ir ne tik, bet tą informacinę funkciją atlieka ir tada, kai priima įvairius europiečius, jiems padeda gerai jaustis mieste, jie per mus turi tam tikrus ryšius ir štai šiandien jie radijo laidoje FM99. Tai Melanie ir Tristanas, kuris jie kalbės prancūziškai, aš pasistengsiu padėti ir galite Liudai klausti kažko. Tai klausti labai paprastai, vis dėlto ar išties toje Europoje kiekvieną iš mūsų gali atspindėti garsas? Tai yra kokiagi ta garsų įvairovė Europoje ir ką jie jau suspėjo sumedžioti? Est-ce que vous pensez qu'on peut refléter l'Europe via les sons? Quel est votre projet en général? Bonjour. Bonjour. Labadiena. Le projet est d'aller rencontrer les habitants d'Europe aujourd'hui. Mūsų projektas yra eiti ir susitikti Europos žmonės, šiandien tuos, kurie gyvena Europoje. Et d'enregistrer les sons de l'Europe, des sons de nature, des sons urbains et les habitants de l'Europe. Ir įrašinėti garsus gamtos, žmogaus, sukuriamus garsus arba specifinius tam miestui garsus. Jeigu Alytus turi kokį nors specifinį garsą, gali paskambinti į studiją ar pasiūlyti, kad štai šitie žmonės įrašytų garsą, kuris charakterizuotų mūsų miestą. Aišku, ir tai bus mūsų tokia identifikacinė kortelė garsinė, ar ne? Būtent jų projekte, taip. Aišku, įdomu. Melanie, norėčiau paklausti, kieno galvoje kilo štai tokia idėja per garsus pažvelgti į tą senutę Europą? C'est dans la tête de quelqu'un que cette idée est née. C'est-à-dire c'est à vous ou Tristan? Labadiena. Labadiena. Oui, le projet est né, en fait, nous partons au nom d'une association, les Ateliers de Mélanie, que j'ai monté il y a 2 ans. Mes esame sukūrę asociaciją mano vardu pavadinę prieš 2 metus ir šita idėja kilo būtent tos asociacijos veikloje. Et dans les ateliers de Mélanie, nous organisons des ateliers de communication via le théâtre, via l'enseignement du français pour les étrangers et également via le son. Šitoje asociacijoje mes organizuojame įvairias veiklas, tai yra per teatrą, komunikaciją per teatrą, komunikaciją per kitas rūšis ir viena iš tų veiklų yra komunikacija per garsus. Per garsą, ar ne? Donc on a déjà un petit peu l'habitude du son et on voulait surtout voyager à la rencontre des gens et on a trouvé que le son était un bon prétexte parce qu'il n'y a pas l'image et aussi bien sûr parce qu'on adore écouter la radio. Mes iš savo patirties galime pasakyti, kad kai nėra vaizdo, yra tik garsas, tai yra labiau identifikuojama kultūra, tradicijos. Taip, jūs kalbėkite, verskite, aš puikiai supratau, nes aš sutinku su tuo, kai yra vaizdelis ir šalia yra garsas, tai mūsų fantazija išsijungia, o kai mes girdime tik garsą, tada įsijungia mūsų fantazija ir mes galime sukurti fantastiškus dalykus. Garsas man kur kas labiau priimtiniau, todėl aš dirbu radio stotyje, o ne televizijoje. Liudas a dit qu'il préfère aussi le son, pas l'image, c'est pour ça qu'il travaille ici à la station de radio, pas à la télévision. Il faut dire qu'on a aussi envie de sensibiliser les jeunes, les enfants, à l'écoute sonore. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des radios en France, en Bretagne, mais aussi avec 2 écoles qui suivent le projet. Donc il y a des enfants qui vont écouter et c'est très bien pour l'imaginaire. Mes dirbame su 2 mokyklom Bretanijoje ir su radio stotimi taip pat, nes galvojam, kad reikia vaikus pratinti, atpažinti garsus ir jais vadovautis, pažįstant pasaulį. Taip, čia aš pilnai sutinku, pasirašau prie tokios idėjos, man jį labai įdomi ir iš ties labai originali. Bet norėčiau paklausti, ar jau suspėjote sugauti, visiškai netikėtą garsą, kuris nustebino jūs pačius? Nes 21 amžiuje civilizacija, visur tie garsai yra panašus, automobiliai, triukšmas, paukščiai galbūt skirtingi.
skirtingi, bet ar yra unikalių garsų, kuriuos jūs turite jau savo kolekcijoje? Avez-vous déjà saisi un son particulier qui vous a étonné même vous-même? Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez trouvé en Europe, en Islande ou en Estonie? Aš klausiu, rado Estijoje jie buvę, Islandijoje, pradėjo kelionę nuo Islandijos. Tai iš tikrųjų, labai platus spektras šalių ir miestų. Taip, nes dabar sakoma, kad viskas unifikuojama, ar ne? Bet kurioje Europos šalyje mes surasime ir tos pačius maisto produktus, bet štai garsai, jie gali būti labai unikalūs ir išskirtiniai, ar ne? Liudas dit qu'il y a maintenant une unification des choses, des sons partout en Europe. Est-ce que vous avez remarqué une spécifique quelque chose? Alors, c'est un peu vrai, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est pas seulement un son en particulier. Il y en a effectivement qui sont des sons plus sensibles que d'autres, mais c'est surtout la réaction des gens à l'écoute du son et aussi quand on leur pose les questions. Tai, kas mus stebina šios kelionės metu, kurią mes pradėjome nuo Islandijos, tai yra ne tiek garsų skirtumas, bet kiek žmonių reakcija į tai, ką mes darome. Aha. Ir kokia ta reakcija dažniausiai? Alors ça dépend, je dirais, peut-être des cultures. Taip, priklauso nuo kultūrų. On peut expliquer, au début, on avait les sondes qu'on appelle 57 secondes. Pardon? 57 secondes. Pradėjome nuo tokio trukmės garso, kuris vadinamas 55 sekundės. Taip. C'est une image brute, on ne travaille pas le son. Tai yra tokį garsą leidžiame, koks jis yra, mes jo neapdirbame niekaip. Le son n'est pas retravaillé parce qu'on veut faire entendre le son comme on l'a capté à ce moment-là. Tai mes norime, kad išgirstų garsą tokį, kokį mes dabar tuo momentu esame sugavę. Tai yra autentiška garsa, ar ne? Jis neapdirbamas, neapdorojamas ir taip toliau. Supratau. C'est un peu comme une photographie sonore. Autrefois, on attendait pour prendre la photo le bon moment et on appuyait. Et là, c'est pareil avec le son. Čia panašu kaip nuotrauka, kai yra laukiama kadro ir kai yra fotografuojama iš karto. Čia maždaug toks pats yra, tokia pati sistema. Toks principas. Taip. Įdomu. Et ensuite, là où on a été surpris, on a commencé le voyage en Islande. Mes pradėjome kelionę nuo Islandijos. Et en Islande, les gens étaient très très ouverts, très détendus. Islandijoje žmonės yra labai atviri. Ils parlent très facilement. Labai kalba lengvai. Et donc, on a eu l'idée de faire ce qu'on appelle les what about en anglais. Donc, on dit what about Iceland. Ir mes nusprendėme padaryti kažką, kur būtent būtų apie Islandiją, charakteringą šalį. Et la personne est libre de répondre ce qu'elle veut. Ir kiekvienas asmuo yra laisvas sakyti tai, ką jis galvoja, ko jis nori. Et on aime beaucoup les what about parce qu'on prend juste un instant la personne ce qu'elle a envie de dire spontanément. Ir mes labai mėgstame šį principą, šį metodą, todėl kad gaudome tikrai momentus, kada žmogus yra laisvas ir sako tas, kas jam šauna į galvą. Et ainsi on garde des bons souvenirs aussi des personnes rencontrées. Ir mes labai išsivežėme iš to šalies labai gerus prisiminimus apie žmonės. Et alors en Islande, tout le monde a répondu positivement. Ir visi jie kalbėjo tik tai pozityviai. Ensuite, en Finlande, les gens étaient un peu plus réservés. O jau Suomijoje žmonės truputėlį buvo tokie, labiau rezervuoti. Bien sûr, le micro effraie un petit peu. Ir jiems tikrai mikrofonas labai darė didelę įtaką. Et puis après, dans les pays baltes, on a trouvé que les gens étaient beaucoup plus bavards qu'en Finlande. Tačiau Baltijos šalyse mes supratome, kad pas jūs yra žmonės labiau plepus, labiau šnekus negu Suomijoje. Mais sans le micro. Bet be mikrofono. Dès qu'il y avait le micro, beaucoup pensent qu'il ne faut pas dire certaines choses qui pour nous sont pourtant très intéressantes. Kai atsirasdavo mikrofonas, tada jie pradėdavo galvoti tai, ką jie sako ir tas laisvumas dingdavo. Taip. Ko gero, čia tas palikimas, kurį mes dar prisimename, ar ne? Ko gero. Turbūt taip. Bet Suomiai tai nelabai turėjo to palikimo, tačiau vis tiek jiems tas mikrofonas. Pačia kaip pas jūs raudona nosis, tokia baida. Donc on invite les auditeurs à venir répondre What about Lithuania? Ir štai mes pradėjome kelionę ir siūlysime žmonėms pasisakyti, ką jie galvoja, kaip jie jaučiasi Lietuvoje. Ir ar Lietuvoje jie jau turi kažką? Galbūt Tristanas kažką gali pasakyti? Tristan, est-ce que vous avez déjà au sujet de la Lituanie des sons à Kaunas? Je ne sais pas. Moi, ce qui me plaît beaucoup en Lituanie, on a des sons de nature, on a beaucoup de sons sur
la mer. Oui, man labiausiai patinka Lietuvoje tai, ką mes turime šiuo metu, tai yra jūros garsai. Ouais. Et on a aussi des gens qui nous ont chanté des chansons. Ir turime žmonių įrašų, kurie mums dainavo lietuviškai. Et on a eu la chance d'écouter le soir une berceuse avec l'instrument traditionnel ici en Lituanie, une sorte de harpe. Kanklės. Kanklės. Kanklės, taip. Ir mes girdėjome lopšinę, kurią atliko vakare mama kanklėmis. Wow. Et je suis très très impatient de pouvoir le mettre sur le site pour que tout le monde puisse profiter parce que c'était très beau. Dabar šiuo metu aš degu noru, kaip tik ją įdėti į mūsų internetinę svetainę, kad žmonės galėtų jau klausyti ir girdėti tai, ką mes esame įrašę. Na, dar vienas klausimas, tai yra, jie yra atviri ir jie visą tai, ką jie sumedžioja, deda į savo internetinę svetainę. Įdomus pavadinimas, Tamatam. Ką tai reiškia tas pavadinimas ir ten iš tikrųjų galima rasti visą tai, ką jie daro ir visą tai greitai patenka į svetainę, ar ne? Bet kodėl Tamatam? Pourquoi Tam votre site web qui s'appelle comme ça, c'est Tristan qui va. Oui. Alors, nous habitons en Bretagne, en France. Mes gyvename Prancūzijoje, Bretanijoje. C'est la partie ouest de la France. Tai yra vakarinė Prancūzijos dalis. Et c'est un peuple à part entière en France avec une langue. Tai yra specifinis Prancūzijos regionas su savo kalba, su savo dialektu. Un drapeau, etc. Il y a même un Taip pat parlement. turime savo vėliavą ir kitus skiriamuosius ženklus. Et qui est rattaché à la France depuis plus de 500 ans. Tai yra regionas prijungtas prie Prancūzijos prieš 500 metų. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de locuteurs, de gens qui parlent le breton en Bretagne. On peut passer son baccalauréat en breton maintenant. Ir yra daug žmonių, kurie kalba mūsų kalba, bretonų kalba, taip pat netgi laiko egzaminus vidurinio mokslo ta kalba. Et donc, Comme les Basques un peu. Comme les Basques. Et tamatam, en breton, on prononce tomatom, et ça veut dire pas à pas. Tai yra bretonų kalba, tai reikštų žingsnis po žingsnio. Žingsnio, taip. Et c'est le fil rouge de ce projet. On veut aller pas à pas à la rencontre des habitants. Donc, on voyage uniquement le plus possible, mais majoritairement en autostop. Ir tai yra žingsnis po žingsnio, kaip raudona linija mūsų projekto, kad mes vykstame sutikti žmonės ir mes naudojamės autostop visoje Europoje. Et on demande si on peut loger chez les habitants, dans leur jardin, Ir mes klausime, ar gali žmonės mus priimti, ar nakvoti, ar kitą pagalbą suteikti bet kurioje šalyje. Et ainsi, nous avons fait des rencontres magnifiques, parfois avec des gens avec qui nous n'avons pas de langue en commun. Ir šitaip mes sutinkame žmonių, netgi tuos žmonės aplankome, su kuriais mes neturime bendros kalbos, reiškia, nemokame bendrauti kokią nors vieną kalbą. Et d'ailleurs, depuis qu'on est en Lituanie, on a toujours dormi chez des gens. Ir kai mes esame Lietuvoje, mes visą laiką dabar esame apnakvindinami pas žmonės, nereikia mums ieškoti viešbučio, tai reiškia, kad žmonės yra labai atviri. Et je peux dire heureusement parce qu'il pleut maintenant. Ir tai yra tikrai laimiai, kad mes randame tai, nes šiuo metu labai lyja. Taip, čia Lietuva, čia lietus lyja. Kaip tai prancūziškai skambės, ko gero tas sąskambės jau kitokios. La Lituanie, c'est le nom du pays où il pleut souvent. C'est-à-dire, lietus en lituanien, c'est la pluie. Lituanie, où il pleut souvent. Donc c'est normal, on profite de la vraie Lituanie, le vrai temps. Tai aišku, dabar supratom, kad tai yra normalu Lietuvoje. Taip, na bent jau šį rugsėjį šią savaitę, bet aš tikiuosi, jie sulauks ir saulės. Mais il pleut, mais les gens sont très chaleureux et ça c'est le plus important. Sako lyja, bet žmonės tikrai labai šilti ir labai atviri. Vis dėlto garsas, jis daugiau pasako negu vaizdas, negu žmogaus veidas, ar ne? Le son dit plus que l'image ou le visage de l'homme. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce propos? Le son, nous trouvons que le son a la capacité évocatrice du cinéma ou de l'image, mais sans la lourdeur et la proximité. Mes manome, kad garsas yra pagrindas bendravime ir kad ne vaizdas lemia, bet lemia garsas. Ce que nous aimons aussi avec le son, c'est il faut du temps, il y a une narration, un peu comme dans un livre. Il faut prendre le temps d'écouter. Ir manome, kad garsas labiau liepia žmogui susikoncentruoti ir jis turi daugiau skirti laiko tam, kad išklausyti. Bon, il est difficile d'avoir une idée d'un son juste avec une seconde. Il faut du temps, alors que l'image, parfois, on peut juste voir. Neįmanoma to padaryti per sekundę arba per minutę, reikia vis tiek skirti laiko. Oui. Et nous aimons cette narration et le temps qui passe, pas à pas.
Et parfois, 57 secondes, c'est plus ou moins long. Ir mes netgi propaguojame arba klausome žmonių, kurie parengia ištisus pasakojimus apie savo šalį. Ir gali jie kalbėti 50 minučių, 40 arba pusę valandos. Oui, Mélanie? Oui, je voulais rajouter que on est vraiment dans une société où l'image a beaucoup sa place. Iš tikrųjų, mes galvojame, kad mes esame tokioje dabar visuomenėje, kur vaizdas užima labai daug vietos. Où beaucoup de gens aiment zapper, aller très vite, changer d'image. Ir žmonės labai keičiasi, jie labai juda ir jie keičia, išorę paveikslą. Taip. Alors que si on ferme les yeux et qu'on écoute, on se laisse porter vers l'imaginaire. Ir jeigu žmogus turi laiko arba turi turėti rasti laiko, kai jis atsiduoda garsui, jis gali užmerkti akis ir gali leisti garsui jį nešti iki vaizdavimo. Ir aš pilnai sutinku, nes garsas, muzika tai iš tikrųjų tie dalykai, kurie absoliučiai neturi jokių barjerų, jokių sienų. Ir mano nuomonė, kad garsu mes galime būti kur kas tikresni, nuoširdesni, nes vaizdą ypatingai dabar galima labai greitai padaryti, ar ne tokį, kokį norime matyti. Garsą jau čia yra sudėtingiau. Tai čia aš sutinku su jumis ir su mūsų svečiais. Na, o šiame unifikuotame pasaulyje mes iš tikrųjų ieškome tikrumo ir galbūt atvirumo akimirkų. Man šiandien tokia atvirumo akimirka buvo su mūsų svečiais iš Prancūzijos, Mélanie ir Tristanu ir Nijolė Vitienė, Alytaus Europe Direct informacinio centro vadovė. Aš norėčiau paklausti mūsų svečių, o koks garsas charakterizuoja arba atspindi jūsų nuomonę Bretanę? Kas tai galėtų būti? Irgi jūra, ar ne? Bet kiek kitokia negu Lietuvoje. Il faut aller écouter sur le site tamatam.fr. Reikia nueiti į internetinę svetainę ir paklausyti, ten yra garsas. Il y a des chants, il y a le son de la mer, il y Yra a jūros garsų, yra dainų et la musique aussi, ir muzikos, qui est internationale. kuri yra tarptautinė šiuo metu. Et peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est les 57 secondes. On utilise une licence Creative Commons qui permettent la réutilisation. Ir ypač reikėtų pabrėžti 55 minutės garso, kuri iš tikrųjų mus charakterizuoja. Donc si les auditeurs souhaitent utiliser ces sons dans leur création sonore ou des musiciens qui souhaitent intégrer un son d'une île de Ouessant ou un son de Lituanie ou d'Islande, un son de Geyser dans leur création sonore, ils peuvent prendre le son sur Internet. Ir jeigu nori kūrėjai, muzikantai ar kiti žmonės pasinaudoti fonu šitais garsais, jie gali laisvai eiti ir jį pasiimti. Et puis bien sûr, vous ici à la radio, vous pouvez aussi diffuser si vous le souhaitez les 57 secondes. Ir jūs taip pat čia radijoje galite naudoti tai foniniam užsklandom ir kitam reikalui jų atliktą darbą. Et quand nos sons sur la Lituanie seront prêts, vous pourrez les diffuser également. Ir kai garsai bus apie Lietuvą paruošti ir įdėti į internetinę svetainę, jūs taip pat galite laisvai naudotis. Kągi, aš noriu priminti ir mūsų klausytojams, jeigu jūs sudomino tai, kas tai yra garsas, kuris gali trukti akimirką, bet gali trukti ir valandą, apsilankykite interneto svetainėje. Paprasčiausiai yra tam.fr ir viskas. Labai paprasta, aš pats su malonumu tai padarysiu netrukus, kai mes baigsime pokalbį su mūsų svečiais. Aš noriu padėkoti jiems už vizitą. Mélanie ir Tristanas, jie atvyko iš Prancūzijos, keliauja, kaip girdėjote, autostopu, ir Nijolė Vitienė, Alytaus Europe Direct informacinio centro vadovė, kuri šiandien maloniai mums padėjo ir pabendrauti ir atvedė svečius. Aš tikiuosi, jog iš Alytaus jie išsiveš malonius įspūdžius. Ir aš labai tikiuosi. Ja, aš noriu padėkoti jums. Ačiū jums. Ačiū alytiškiai. Prie kavos puodelio. Nice.